Yra tam tikros emocijos, kurios skatina pirkti ir yra emocijos, kurios skatina nuomotis. Kokie yra pliusai pirkti ir kokie yra pliusai nuomoti? 10 metų apie kiekvienas kalėdas tėvai drožėtas, tai kada tu sunau tą būdą pirksi? Turi turėti ne tik tai startinį mokestį, bet ir gerą kreditingumo istoriją. Ignas nori pasakyti, kad tiesiog darbą turi turėti. Stabilų. Nededi į kažkokius ten varganus fondus, o, pavyzdžiui, dedi į bitcoiną. Dedi moon. 5 būtus gali nusipirkti. Ir dar Lambo. Pastebim, kad dalis mūsų žiūrinčių mūsų neprenumeruoja. Manau, kad reikėtų ištaisyti šitą klaidą. Paspauskite prenumeruoti ir gausite žinutę, kai tik paleisim kiekvieną naują podcastą. O jeigu šis epizodas pasirodė įdomus, tai paspauskite ir like bei parašykite trumpą komentarą. Būsim Ačiū labai labai. dėkingi. Vienoje iš laidų klausėm jūsų, ar norėtumėt laidos apie pirkimą prieš nuomą. Tai yra, ar tikrai nuomos pinigai yra pinigų išmetimas, ar visgi pirkimas yra geriau. Tai nežinau, kaip jūs iš jūsų asmeninės patirties, ar esat kolegos nuomavęsi kažkada kažką, turbūt, kad esat. Mes tie, kurie ne Vilniečiai, aišku, nuomavomės kažkurį laiką, studentavimo laikais, prieš nusiperkant. Ir savo ką, pirmą išmetinėjot pinigus tuo metu, ar Pasirinkimo kitokio nebuvo. kita nebuvo? Man tai tuo metu tai visai netrodė, kad mes Kito išmetinėjom. varianto, taip. Jo, tai tas po universiteto baigimo, prisimenu, su žmona išsinuomavom butą ir atrodė kaip didelis upgrade'as. Iš bendrabučio kambario, Į butą normalų. į butą normalų, tarkim, ten 2 kambarių, po to vėlgi ten į kitą 2 kambarių butą. Ir tiesiog paskui netgi ir vaikai gimė, kaip sakyt, nuomojamam bute, po to netgi upgrade'nam į 3 kambarių butą, kur tikrai buvo toksai dar pasitobulinimas, kaip sakyti, jau ten centrinė miesto dalį, kaip sakyti, išsikėlėm, kas tuo metu tikrai iš viso būtų buvę ne pagal kišenę. Ir net ir būdavo kartais, tėvai vis paklausdavo, tai kodėl neperkat, kodėl čia nuomojatės. Bet man taip kažkaip ir atrodė, kad toks dabar gyvenimo etapas, kur suprasti, ko tu nori, kur tu nori ten gyventi ir kažkaip labai ramiai mes tą darėm. O tu nesinuomavęs? Ne, man nuomotis neteko, nes žmonos tėvai tiksliau turėjo būti Vilniuje ir jame glaudėmės ten keliese, dar žmonos brolis. Bendrabutis buvo. Bendrabutis, jo. Tai šitos vietos išvengiam, bet visiškai girdžiu ir sutinku su jumis, kad nuoma yra būtent tas laikotarpis, kai tu supranti, ko tu nori, kur tu gyvensi. Ir kažkurio Ar tu gyvenimo šitą miestą laikotarpiu. gyvensi, ar kitą miestą gyvensi. Ir ar kažkurio gyvenimo laikotarpiu tai yra vienintelis būdas gyventi atskirai, ne su tėvais ar ne su kažkokiu tai kolega ir turbūt visai geras variantas. Nu tai ką, tai šiandien aš manau, mes ne tik tai pablevizgokim, bet ir paskaičiuokim, nes tikrai pažadam, kad laidos antroje dalyje turėsim tokį praktinį skaičiavimą prie kelių scenarijų ir praktiškai galėsit pamatyti, kada nuoma apsimoka, kada pirkimas apsimoka, ką daryti, jeigu, tarkim, nuomojasi ir gali investuoti tą pradinį įnašą į kažkokius kitus finansinius instrumentus ir kokia tada matematika gaunas. Tai, žodžiu, pažiūrėsim visais pjūviais. Ir šiandien mums padės mums šitą gvildenti temą, tai yra mūsų laidos rėmėjai. Tai Ištikimieji rėmėjai. Ištikimieji Realu LT. Kurie ir skelbimų nuomos portalas. variantų, ir pirkimai. Jo, ir žiūrėsim porą jų skelbimų, nes norėsim pritraukti prie realybės, kokį butą perkam, kokį nuomojamės ir panašiai. Butus apsistatom su baldai vienas, mūsų irgi ištikimas laidos rėmėjas. Ir nuomai. Ir įsigijus būstą. Taip. O taip pat, jeigu nori susirpti visus gerus variantus vienoje vietoje, tai tokiu atveju nei ir raskant.lt. Taip, raskant.lt tai sistema, platforma, kurioje visų skelbimų portalų skelbimai yra sudedami į vieną portalą ir jūs matot viską vienam, kaip sakyt, saite, labai patogu, matot gerus variantus ir panašiai. Užsisatai, kad ras tik tai gerus nuomos man variantus. Ir jie Blogų labai nerask. Tik geras. Blogų neras. Jo. Tai gerai, tai gal pradėkime nuo tokių emocinių dalykų, nes dažnai mes vadovavomės emocijomis ir yra tam tikros emocijos, kurios skatina pirkti ir yra emocijos, kurios skatina nuomotis. Tai nežinau, iš tokių populiariausių, tai turbūt pirkimui, kas yra noras turėti savo daiktą, nes kai turi savo, tai toks jausmas, kad čia, kaip sakyt,
namai. Jo, bet aš manau, kad, žinai, tas iš seniau atėjo, tas, žinai, kad ten sovietiniais laikais, žinai, savo nebuvo, buvo valstybė. Valdiškas. Ir dabar vis tas noras, žinai, turėti toks, vat, kad čia, vat, mano, o ne niekieno kito, žinai, ne ponui tarnauju. O savo. Ir čia tas daug kur tas rytų Europoje, tas savininkiškumo, kaip sakyt, dalykas yra, kad, na, geriau visą laiką ten savo mašiną, savo namai, savo tas, o nuoma toksai visą laiką psichologiškai atrodo, na, ir iš tėvų atėjęs, kad ir žinai, to gal išplaukia toks saugumo jausmas, kad va, čia savo manęs nieks neišvarys, čia, nežinau, sugalvos parduoti tą butą, o čia jau mano tvirtovė, kur noriu ten paveikslą pakabinsiu, sieną persidažysiu baldą. Ir jeigu ten kokius baldus keistis, yra prasmė, nes tai yra mano, jau viską pritaikysiu, padarysiu pagal save. Taip. Tai čia turbūt jo tas. Kitas jausmas turbūt yra socialinis spaudimas, tai yra irgi statusas, tai nežinau, dažnai gal ten iš vyresnių tėvų gali sulaukti žmonės, tai jau laikas turėti savo. Čia tik keli klausimai, kada pirksi būstą. Kodėl dar nuomojatės? Kada vaikai? Kada vaikai ir kada pirksi būstą, tie 2 kritiniai klausimai. Kodėl nėra, nei vaikų nebūtų? Tai nelaikas dar. Ar jaučiat, kad yra toksai pats socialinis spaudimas? Jaunesni. Patys jautėt tą, kai... O šventės praėjo, žinai, ten prie kalėdinio stalo jaučiu būdavo, žinai, žmonės tų temų. Iš tikrųjų, tai va, ką ir prieš tai minėjau, žinai, tas iš seniau atėjęs tas toks, žinai, kad turi turėti savo, žinai. Ir viskas. Ir turi, nors ir va, vyresniems žmonėms net ir tos pačios paskolos atrodo baisus dalykas, kad tu ten bankui tarnauji. Gyvenimui tu užsikarsi ant kalbos. Bet tai, Patricija, bet tai nėra tai baisu, kaip mokėti buto savininko paskolą, žinai, nes čia tai bent jau, žinai, kada moki savo bankui, tai ir savo užsimoki paskolą, o ne buto savininko, ne nuomotojo. Tai labai manau, kad Lietuvos socialinis spaudimas ant šito dalyko, tai yra didelis. Bet čia vėl turbūt ateina iš vyresnių žmonių kartos, kurie, vat, kaip kalbėjom, kažkada buvo valdiškas, po to gal atgavo, ar ten skyrė butą valstybė ir jau turi savo ir nieks čia jo neatims. Čia turbūt, žinai, ir laidos eigoje gal dar galėsim, žinai, palyginti su vakarų Europoje, nes čia tiesiog istoriškai tas truputėlį taip yra susiklostę, žinai, negali kaltintas nei ten lietuvių, nei vokiečių, tiesiog taip, na, šalyse susiklosčiusi ta tradicija ir viskas. Ir dar vienas dalykas, seniau gyventi su tėvais, vaikai galėdavo ir ilgesnį laiką ir visai tai būdavo natūralu, kad jau ten, nežinau, vaikinui ir merginai 20 keleri, o jis dar su tėvais gyvena. Dabar jau to nebenori, jau kuo anksčiau pabėgti. Ar nuomotis, ar savo pirkti, jeigu tik tai gali, bet jau su tėvais, jau žiūrėk, 18-19 jau ir galvoju, kaip čia greičiau nešti muilą. Kitas efektas, kuris, nežinau, šiai dienai turbūt labai jaučiasi, ypač kai tos NT kainos kyla, tas baimė pavėluoti traukinį. Kad vat, šiemet nenusipirkau, žiūrėk, jau kitais metais brangiau. Tai būčiau pirkęs prieš 2 metus. Jo. Čia apskritai turbūt jeigu dar nenusipirksiu jau kitą metą, tai bus dar brangiau. Ir čia toksai... Tas turbūt jausmas irgi skatina kai ką. Čia, kai žinai, kai buvom vieno iš laidų šnekėję ten apie tas kainų kilimus, kad ten vos ne paskutinį ten 10-15 metų, žinai, pasovė tos kainos kilo. Ir to tokio jau senokai nebuvo rimto kritimo ar stagnacinio tasme periodo. Ir, natūraliai tada atrodo, tai vis tiek, tasme, tu perki ir long run, tasme, tos kainos kyla, kaip ir atrodo, kad apsimoka tada turėti savo, o ne nuomotis. Nuomos kainos irgi kyla, bet ne taip smarkiai ir atrodo, vis tiek daugiau mokėsiu nuomos, negu mokėjau seniau. Bet kyla jos, ta prasme, negali sakyti, gal vienais etapais būsto kaina labiau kyla, kitais nuomos kaina, bet turbūt... Bet mums dabar, žinai, kas yra, kai čia buvo karui prasidėjus, tikrai turėjom iššokusios tas nuomos kainas. Didelį šokimą. Taip, tai dabar jeigu žiūri, kad prieš 3 metus ten gaudavo už butą sumą X, o dabar gauna šiek tiek mažiau, tai atrodo, kaip nukrito kainos nuomos. Bet dabar šiuo metu, tai aš taip sakyčiau, kad, pavyzdžiui, nuomos rinkų yra stabili arba netgi stagnacinė tokia, žinai. Jinai vyksta, nuomojasi būtų visai kita, bet kainos nekyla, arba jos labai minimaliai tas mėgyla. Jo, aš sakyčiau, pastaruosius metus turbūt, nes jau matom panašias kainas. Ir dėl vienintelio dalyko, dėl labai didelės pasiūlos. Iš tikrųjų, labai daug butų rinkoje yra nuomai. Gerų butų, jau nebe tų vadinamų babos butų, sutvarkytų, gražiai rengtų, tikrai yra pasirinkimo nemažai.
Ir mes su Ignu kažkada kabinete turėjom diskusiją, žinai, kad kartais dabar, jeigu, žinai, ten koks nors toksai, žinai, babiškas, žinai, tas metas būtas, arba net ne babiškas, bet toksai, žinai, būda morališkai biškis senstelės, tai jau lietuvių sunku pritraukti. Atrodo, net ir kaina tas ten simpatiška, jau taip. Yra iš ko rinktis, yra kas, ypač tie investuotojai, kurie įrengiant būstus nuomai, jie gerai įrengia juos. Ir jie laimi toj konkurenciniai kovai. Ir tada, žinai, savininkui dilema arba tada, žinai, remontuoti, žinai, kas nelabai norisi, arba tada atsiverti į, žinai, Pakistano, Kazachstano, ten rinką. Žinai, į laukiančią eilę. O tiem tai tik duok. Ja, tai, žinai, ir tada, bet taip yra, tas metai visokie ten tada indai, pakistaniečiai, tas ir nuomojasi tokius, kur lietuviai jau nebe labai nori. Arba dar leis su gyvūnais. Irgi variantas. Ja. Kitas jausmas, kuris irgi skatina pirkti, tai yra tas stabilumo noras. Jeigu nuoma gali tau suteikti tokį mobilumą, kad tu gali šiandien būti čia, rytoj būti vienam rajone, kitam rajone ir panašiai, tai perkant, žmonės jau kaip tik nori to stabilumo ir prisirišti prie vietos, turbūt tada, ypač kai atsiranda pagausėjimas šeimos. Čia mano darželis, čia mano mokykla. Čia jau pradėjom lankyti tą darželį, tai norėtumėm čia ir likti, reikia deklaruoti gyvenamą vietą, kad gaut mokyklą ir panašiai, ir atsiranda tas prieraišumas, kad tu jau, nežinau, jeigu ten nuomojas ir parduos tavo tą būstą, turėsi keltis kažkur ieškoti vėl šitam rajone. Žinai, pavyzdžiui, palyginus ten su kokia Amerika, ten gerokai, man atrodo, kad labiau populiaru tiesiog keisti miestą, keisti valstiją, nes ten, žinai, koks nors paaukštinimas, žinai, ten nežinau, įmonės buveinį, ten ir tada ir tu selini, ir ten galbūt ten jau tada kitoj valstijoje galbūt pasinuomoji ir panašiai, o Lietuvoje, taip migruot, nėra taip populiaru. Netgi jeigu Vilnietis pradeda dirbti Kaune ir tai važinėja kiekvieną dieną. Kurį laiką po to pasiduoda. Nes kažkaip Žinau, visai dabar turiu pažįstamų, kurie gana ilgą laiką kantriai tą daro. Nors dabar, pavyzdžiui, iš tikrųjų turėjau keletą pavyzdžių, gali sakyti, kad pavieni pavyzdžiai ten išvadų didelių negali daryti, bet dabar vis matau taip, kad žmonės iš mažesnių miestelių, tarkim, atvažiavę į Vilnių, pragyvenę ten ir būna ir 10, ir 15 metų, irgi kartais jau vis dėlto parduoda ir grįžta į tuos mažus miestelius ir įvertina ten jų privalumus. Kamščinė buvimą. Jo, ten ir panašiai. Aš ypač po COVID jaučiau, kad buvo irgi keletą klientų, kurie sako, Vilniui būtą mes parduodam, nes grįžtam į savo gimtąjį miestą, ten kaip pavyzdys Klaipėda ar ten Panevėžį ir ten gauna darbus, kai kurie netgi lieka dirbti Vilniui, bet dirbti susitarę per nuotolį, ten kartą per savaitę atvyksta, tai tas šiek tiek pasijuto. Jeigu ir nuomotis būtų, turbūt yra gerokai pigiau negu Vilniuje, tai kokia prasmė. Ir žinai, kaip tu sakai, ten nori žmonės stabilumo, žinai, dažnai nori stabilumo dėl to, kad Lietuvoje, sakykime, nėra tos susiformavusios ilgalaikės nuomos rinkos tradicijų. Taip. Jie, ten išsinuomoja, ten būtų metams, gerai, ten 2, gal ten 3 kaip nors. Bet jeigu norėtum 10, sunkiai pavyktų. Sunkiai pavyktų, nes tiesiog nenori savininkas taip įsipareigoti, žinai. Ir tu visą laiką, kaip ir gyveni, žinai, ir tada, kada tu esi laikinas gyventojas, toksai kaip ir privengi kažką ten bute ar pasitvarkyti, kaip sakai, žinai, ar ten baldą kokį nors nusipirkti, atsinaujinti ir tada taip labai smarkiai neprižiūri. Bet natūraliai tai būna, taip aš turiu tokių, kur 8 metai gyvena tam pačiam bute nuomininkas. Bet čia tokie pavieniai atvejai. Jo, bet tikrai būna žmogui patogu, savininkui patogu, ten dažnai ir kaina būna užstrigus. Kokia vos nedvigubai mažesnė negu rinkos. Bet jeigu paėmus ten ar vakarų šalis, ar Ameriką tą pačią, tai ten ištisi fondai investuoja į daugiabučius, į kvartalus daugiabučių, kurie bus skirti tik tai nuomai. Ir tu įnuomojas iš kažkokios įmonės ir tu žinai, kad kiek tu norėsi, tiek ir nuomosiesi. Ir ten ateina ir ta įrengimo, būstų įrengimo apsistatymo pačiam mada, kad tu ateini į plikas sienas, kaip tu nori, taip įsirengi. Bet tik virtuvė būna. Kiek nori, tu ten kalk ten tą, žinai, vinį į sieną, po to tiesiog
atiduodamas būtą turėsi ten Perdažys. uždažyti sieną, tasme, ir viskas. Ir Tada į būklę ir tiek. Na, žmogus ir ten būna žiek ir susideda grindis, ir ten ir sofa, ir lova, ir ten ir tą ir aną nusiperka, ir natūralu, tada tiek nebesimėtų, ir kaip Ignas sako, žinai, nu, nori 5 metus, gyvenk 5 metus, nori, po to dar 5 metus, gyvenk dar 5 metus. Taip, ten sutartyse, aišku, jau tada indeksuojamos ir tos kainos, sukuriama ta visa struktūra, ten tų kainų kelimo ir panašiai. Ir tada tas atsiranda gal toks profesionalesnis požiūris į tą nuomą, nes, sutikim, Lietuvoje pas mus dar yra toks buitinukas biškis. Toks turgelis biškis dar, žinai. Čia būtą nuomoja, čia aš jo. būtą vienas investicijai nusipirkęs. Čia vienas savininkas ateina kas 2 savaitės patikrinti, kaip aš gyvenu, kitam iš vis neįdomu. Tai. Ir tų variantų yra, kur, tarkim, paskui sugalvoja, tarkim, jeigu parduot, žinai, ten išnuomavo 2 metam, paskui, ten po metų, nežinau, ten reikia pinigų, žinai, ten parduodam, arba ten reikia iškrausti. Dukra grįžta iš Anglijos. Taip. Ir va tas laikinumo jausmas toksai lieka. O kokios emocijos žmonės skatina nuomotis? Tu tai turbūt, kaip ir Paulius jau minėjo, baimė įsipareigoti paskolai bankui. Čia, kur aš sakiau, kad užkars paskolą dabar visam gyvenimui. Jeigu neteksiu darbo, jeigu neteksiu pajamų kažkokiu kitokių, ką tada darysiu, kaip išsimokėsiu, žinai, bankas atims mano butą ir panašiai. Ir turbūt, kol neturi tokių labai stabilių pajamų, nuoma yra lengvesnis variantas, blogiausiu atveju nutrauksi nuomą ir žiūrėsi, kur eit gyventi. Su banko paskola jau šiek tiek sudėtingiau yra. Dažnai ir kitas momentas vėlgi, tą pradinį įnašą reikia sukaupti. Ir sudėtingiausias dalykas. Va šiandien kaip tik turėjom turbūt diskusiją su viena mūsų laidos žiūrove Violeta. Tai turbūt net net ne jausmas, čia jau pradinis įnašas, jau skaitinis dalykas. Taip, tai va turėjom pokalbį su mūsų laidos žiūrove Violeta ir sako, sūnus jos 12-okas. Sako, tai kodėl tie žmonės ten nuomojasi? Taigi reikia ten pirkti. Sako, tai va sūnau, sako, kad tu gyveni su tėvais ir tas tau už viską moka, tau be pigų ten kažką ten susitaupyti. O kai tu, tarkim, išeini jau ten ant savęs, susitaupyti žymiai sunkiau. Ir dabar, kartais pagalvoju, tarkim, apie ten šiuolaikinį jaunimą ar ten po studijų pabaigusius žmonės, kur jeigu tu turi nuomotis, tu turi, žinai, ten pirkti, valgyti visą kitą ten buitinę chemiją ir taip toliau, galbūt automobilį prisižiūrėti ir panašiai. Kažkokią atostogų, jeigu nori. Taip, ir ten susitaupyti tą pradinį įnašą be tėvų pagalbos, be kažkokio ten paveldėto, kaip sakyti, įnašo, yra reikalų. Jo, bet čia gal aš norėčiau ne apie tuos žmonės daugiau pakalbėti. Apie kokius? Apie tuos, kurie turi galimybių, bet jie neperka. Jie turi jausmą, kad nuomotis visgi yra geriau. Galbūt jie gali investuoti tas lėšas atsidėdami ir periodiškai ir uždirbti galbūt daugiau ir iš to pačio pradinio įnašo, kurio įdės, ar nežinau, tiesiog nenori streso turėti įsipareigodami bankui. Norėčiau pamatyti tą žmogų, kuris investuoja į kitus finansinius instrumentus ir nenori streso turėti. Pabandyk tu neturėti streso ten. Gal jis mažiau streso turės. Sakai, nežinau, akcijų prisipirkęs ar tikrai mažiau streso. Yra ten dažnai ten ta priešprieša tokia, kad žinai, kad ten įdėsiu į fondų, žinai, ten daugiau uždirbs ir panašiai, bet nežinau, man atrodo, kad gal vėlgi tie žmonės, kaip sakau, kaip ir mes kažkokiam gyvenimo etape, kur galbūt turi pradinio įnašo, gal ekonominės kažkokios ten klasės, tarkim, būtų, arba nebūtinai ekonominės, tarkim, prastesniai vietoj, o norėtum gyventi geresniai vietoj, žinai, ten, nežinau, gali gyventi Pašilaičiuose, žinai, bet, norėtum naujamiestį, žinai. Tai gali nusipirkti Pašilaičiuose, išnuomot ir nusipirkti ir išeiti savo išsinuomot būtą naujamiestį. Jo, bet vartyrysi, žinai, kai mes čia sėdim trysia, žinai, ir tos, kaip sakyt, patirties darbinės daug yra, ten, žinai, ten pirkti, parduoti, žinai, padėti ir panašiai, bet, tam gyvenimo etape, neskaičiuoju, tasme tai pragmatiškai, čia, žinai, čia nupirksiu, čia išnuomosiu, čia, žinai, man čia sukris ten nuomos pinigai, čia jie dengs ten tą, neskaičiuoju, taip, tasme gerokai, ūkiškiau tasme skaičiuoju, tasme ir dėliojasi, apsimoka, neapsimoka, ten noriu, nenoriu. Tai man atrodo, kad, sakau, toks atvejis, kada, žinai, nori geresniai vietoj, kiek ten, taip paėmus tų profesionalių, ten tokių investuotojų yra, kur tikrai ten įdės tas lėšas, į kokius fondus, žinai. Tai, aišku, jų yra daugėja, bet
sąlyginai, man atrodo, kad jų mažuma. Nu, mes pabaigoje čia pasimatuosim ten įdėjus į fondus ir į būsto pirkimą, kiek liktų galutinai, bet pratęsiant, nežinau, apie tas emocijas, vis tiek yra, ta prasme, aš nesutikčiau, kad jau visi taip jau žino tikrai, kad pirkti geriau ir nuomotis yra tikrai turbūt jūsų klientų tarpe, kurie nuomojasi ir galvoja, kad daro gerai ir turbūt daro. Labai priklauso nuo jo gyvenimo periodo, kuo jis užsima, ką jis veikia. Gal kažkas grįžęs iš užsienio ir nori pažiūrėti, ar tikrai teisingą žingsnį padarė. Taip. Galbūt darbai verčia keisti gyvenamą vietą, kas kažkiek tai laiko. Galbūt šeimyninis statusas keitėsi. Taip, ta prasme, tikrai yra labai daug tų įvairiausių gyvenimo etapų, kai nuoma yra puikus sprendimas. Nes pasižiūrėk, iš darbinės paties, kiek būna su nuomininkais, ten kartais reikalo atrodo, žinai, ten, ten metus, žinai, ten tikrai pragyvensim ir paskui ten gal nuomosime, žinai, ten dar toliau. Praeina ten koks pusmetis, tai ten, žinai, išsiskyrėm su ten draugu, žinai, ir viskas mes jau man ten per brangu, žinai, jau ten eina į prašiau, arba ten eina su draugė kažkur nuomotis dar kažkas, žinai, arba ten draugas atsiranda. Arba, žinai, su butu. Atvirkščias variantas, žinai, ten išeina kažkur į geriau, tasme, ten šužiuoja, nežinau, į Balį, į Tailandą, tasme, gyventi. Tai, vat, nuomot kartais tuo ir gerai, kad nusaliginai nedėlis įsipareigojimas ir gali... Šiaip dar vienas yra dalykas, kuris, manau, irgi kai kada lemia, kad žmonės kartais nenori tuo turtu rūpintis, nes vis tiek kiekvienas turtas, jisai atneša tau šiek tiek rūpestėlių, tiek ir remontui, tiek ir jo apdraudimui, tiek ir jo, nežinau, kažkokiem tai kitiem pagerinimams ir panašiai, ar ten jeigu preki naują įsirengimui, galbūt kitas, atėjo, man patinka šitas 2 kambarių butas. Dabar pagyvensiu čia. Tiek turiu, pasižiūrėjau, depozitus turiu, gyvenu čia, žinai. Ir viskas, po 2 metų gal man atsibodo, aš nenoriu čia biškai, gal aš sienos pasitrynė, einu į kitą, žiūrėk, radau kitą dar gražesnį. Bet, pavyzdžiui, dabartiniai rinkai kartais... Čia vartotojiška kultūra, kuri, man atrodo, dabar ir dominuoja. Bet šiaip, pavyzdžiui, šiais laikais, man atrodo, kartais nuoma ypač ten 1-2 kambarių segmente ar tam mažose 3 kambarių butuose, tu pasižiūri ten, tarkim, tas kainas, geri dylai. Ateina ten dizainerio įrengtas arba skoningai įrengtas butas. Naujas, negyventas. Visa buitinė technika, skalbyklė, džiovyklė, ten mikrobangė, žinai, kai ten kokioje Olandijoje ateina yra tuščios sienos, žinai, tas nepirk. Ir ten koks nors investuotojas 5 mėnesius, kaip sakyt, įrenginėjo, dirbo prie jo ir panašiai. O to ateina gatavo. Užtenka turėti kišeniai, nežinau, 1500 depozitų ir 750 ir už nuomą sumokėti. Ir viskas. Aš turėjau nuomą į butą Basanavičiaus gatvėje Vilniui ir išsinuomavo parelė, sakė, unikalų šansą su tokiu vaizdu pagyventi. Taip, irgi vienas iš variantų pagyvens, jie irgi grįžę iš užsienio į Lietuvą kažkiek čia. Irgi toks, ta prasme, vaizdas nerealus. Butą ten nusipirkti tikrai būtų labai brangu. Kai kadagi, pavyzdžiui, žmonės nori pagyventi senamiestyje. Taip, pabandyti, ar iš tikrųjų. Išnuomoja savo, nežinau, name gyvena, norim pažiūrėti, ar mums tiktų gyventi senamiestį. Išnuomoja namą, atsikraustų senamiestį, pagyvena. Aš turėjau tokius į Gedimino prospektą, atsikraustė, pagyvena, bet sakė ne. Buvo kažtai giminaičiai, jie skambina, sako, ten dukrai, sako, norim Vilnių nupirkti butą. Ir žinau, kad, Vilnių dar negyvenus. Kažką ten, gal kažkokio gero varianto. Sakau, žinai, tai leisk, sakau, žinai, biški, apšilt kojas, tam Vilniui. Tai, sakau, dargi net ne, panelė, sakau, dar net nežino, žinai, ar ten jai būtų smagu, ar ten, o dabar jau už karto, imsi, sodinsi, nuspėsi, tikrai ten už metų nupirktą butą, viskas okei. Tai, žinai, čia, sakau, lietuviai apskritai, man atrodo, yra žmonės, kur bet ką, sakau, nemėgsta nuomoti, žinai, net ir filmo, žinai, peržiūros, žinai, ten tą, žinai, nuoma 2 parų nelabai nori imti. Susimokėti. Geriau parsipūsti, žinai, ten į kompą, turėti ir visada galėsi žiūrėti, žinai. Bet jau išeina ta mada, nežinau. Man atrodo, kad dings. Aš jau nebesisiu iš portalų kažkokiu tais nulaužtų. Iš filmą jį nežiūrė, ne? Ne. Ok, dabar pakalbėjom čia apie emocinius dalykus, bet tokius jau apie konkretesnius dalykus pakalbėkim, kokie yra pliusai, minusai, bet ne iš tų ten turėti savo fainiau ten ir panašiai, bet iš tokių skaitmenimis pamatuojamų dalykų,
kokie yra pliusai pirkti ir kokie yra pliusai nuomoti. Nu, kaip pavyzdys, nežinau. Pirkimo pliusas yra, kad tu užsifiksuoji kainą ir apsisaugai nuo kainų kilimo. Priešingai, jeigu tu nuomojasi, tau greičiausiai eigoje kainos šiek tiek kils. Bet pirkimo atveju gali kilti palūkanos. Gali, bet, žinai, istoriškai žiūrint jos... Bet turėjom tų bangelių, bet ilgesniam periodai jos nėra tokios drastiškai kylančios nuolatos. Procentaliai ne, bet suma, tai turbūt panašiai gauna. Aš tai dar va kitaip pasakyčiau, jie, sakau, paskolos tasme, ta defliacija, žinai, tasme, jinai tarsi mažėja, ta paskola. Taip, nes dabar, tarkim, ten 400 eurų įmoka, nu, atrodo... Nemažai, o tarkim praeis gal ten 5 metai, 7 metai, tai 400 eurų. Nu, atrodys kaip 200 eurų dabar. Jo, ir tada nebe taip ir brango. Tai šitas momentas, man atrodo, toks, nu, jis svarbus. Nu, ir dar svarbus, kad tu užsifiksavęs tą kainą, tikėtina, kad jeigu, kaip sakai, infliacija ten kyla palūkanos, bet kyla ir turto kaina. Ir tu esi užsifiksavęs tą kainą, bet tavo bendras kapitalas, jisai auga. Paskolos dydis tavo nebeauga, žinai, ir tarsi tai toksai kaip investavimas susvertų gaunasi. Jo, tu vis tiek kaupi savo. Tai, kad tu išmokė, tai vis tiek yra tau... Jo, tai kas užauga yra tavo, taip, nes tu nesidalinė su banku šitos dalies. Tai aš sakau, kaip investavimas susvertų, tik tai jeigu finansiniam instrumente tu investuoji susvertų ir dalinies profitų, o čia tau nereikia dalintis to. Tai va, paprastas pavyzdys, žinai, va ten 100 000 eurų, ar ne? Tai jeigu ten reikia 15% pradiniai našta, tai 15 000, tai va ten į kokias akcijas 15 ir įmetėjai. O čia tu su tuo 15% paimi 100 000 daiktą. Va, tai kuris jeigu auga, tarkim, į metus, nežinau, 5%, tai jis nuo visų 100 000, ne nuo 15. O ilgoji laikotarpį vis tiek auga. Taip. Ja. Nu, vat, kitas irgi toks dalykas, kas jaučiasi, gal, nežinau, klientams, kad tu pirkdamas kažkiek tai tokia, kaip, nežinau, turi taupyklę kažkokią, tai tu kaupi tą kapitalą, tavo kiekviena ta įdėta įmoka, nu, tarsi, taip, nueina kažkiek tai išlaidų į banką, bet tai yra kaip ir tu pasidedi tokį, nežinau, dalelę į savo taupyklę, kurią po to kažkada tai, nežinau, sudaužys, išims ir panašiai, ko nuomoji turbūt to nėra, tu ten tiesiog turi tik išlaidas. Išleidai. Ja, ir šiaip man patiko mintis kažkaip perskaityta tokia, kad nuoma tai yra tik tai išlaidos, o pirkimas tai nėra ten sumokėti tą, nežinau, 100 000. Tai yra tavo įsipareigojimas įmokos prieš kapitalo augimą. Realiai tai tavo išlaidos yra tik tai palūkanos. Nu, realiai taip. Taip. Ja. Tas pats, kas, nu, jeigu tu nori lyginti nuomą ir pirkimą, tai tau reiktų palūkanas ir nuomos kainą per mėnesį lyginti tuos du dalykus. Jo, ir jeigu tavo kapitalas, tarkim, auga daugiau negu palūkanos, tai realiai ir tų palūkanų tu neturi. Taip. Bet žinai, toksai vis tiek reikia įskaičiuoti ir visokios, ten realistiškai remonto kaštus. Jo, šitus paskaičiuosim, jo. Jeigu, aišku, žinai, nu, ten vėlgi ir mūsų tie skaičiavimai, jeigu, žinai, nebus visada ten iki galo tas tikslus, nes priklausomai nuo to, ką perki, jeigu tu, žinai, ten nusipirkai naujos statybos butą su nauju visiškai įrengimu, natūralu, kad, tarkim, greitai remonto nereikės, galbūt kosmetikos, bet jeigu tu nusipirkai ten, nežinau, 15 metų įrengimo daiktą, jis jau šiandien galbūt nėra jau toksai labai šviežias ir tas praėjus ten dar kokiem 5 metam ar ten 7, jau tu eisi į pakankamai rimtą remontą, nes, nu, vat, ir patys mato dabar jau, pavyzdžiui, atsiranda kokiu nors šiaurės miestelį, jau kapitaliai suremontuotų, tas nebūtų, nu, nes jau jie morališkai tas pasidėvėja ir, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, tu nuomoji vis ten gali, pavyzdžiui, kažkokius, nežinau, ten 3 metus, 5 metus vis peršokinėti iš naujo į naują, iš naujo į naują, iš naujo į naują. Taip. Tai, žinai, turint savo, kažkurio metu tau nebeužteks jau kosmetinio remonto, tau jau reikės daryti didelį remontą, tai jau didelės išlaidos. Bet čia vėlgi turbūt reikėtų dar paminėti ir tuose mūsų skaičiavimuose,
kad žmonės, na, retai dabar, kada išlaiko, tarkim, tą turtą labai ilgai, na, nebent jau ten vyresniam tam savo gyvenimo etapą. Paskolą 30 metų, tai nelaiko 30 metų. Aš kalbu, po 30 tai gali parduoti. Iš karto. Ignas juokauja, tai šitą buvo kažkada ten Amerikoje, kaip sakyti, ten tyrimas atliktas, kad kas 7 metus žmonės keičia būstą, aš sakyčiau, dabar kartais Lietuvoje ir ypač tam jaunesniam segmente, netgi dažniau. Ir aišku, kada ten jau, nežinau, tau biški jau daugiau tų metų, ten, žinai, ten, nežinau, 5, 50 ar dar daugiau, natūralu, kad jau gyvenimas maždaug susistovi, tas mėri jau ilgiau tam vienam būste išbūnė, bet, kai jaunas esi, žiūrėk, čia vienas kambarys, ten pasiėmiau ten 1,5-2, o dabar jau gal ten dar 3 ar kotedžą, iš kotedžą į namą. 7 metus labai daug visko gali įvykti tavo gyvenime. Bet vėlgi čia kartom bėgant, man atrodo, tas būstų keitimas, jisai keisis galbūt net ir dažniau, nes ir galimybių didėja, nežinau, jūsų tėvai, mano tėvai, pavyzdžiui, nežinau, kokius turbūt pakeitė 4 ar 5 kartus būstą per visą gyvenimą, tai jūsų turbūt irgi, ne, panašiai. Jo, taip galvoju, žinai, ten gyveno bendrabutį, žinai, ten kur gavo, žinai, jau nebe studentai būdami, bet tas bendrabučio tokį būtą. Gal neskaičiuokim nuomojamų. Bet ir nebuvo, čia buvo, kaip sakyt, valstybinis turtas, bet tavo butas. Taip, paskirimas. Tada kitas paskirimas, žinai, butas ir dabar po buto, tarkim, ten namo statybos, tai tai realiai. Tai vis tiek gaunasi ten apie, nežinau, 15 metų, jeigu tai paėmus. Tai sovietmečių, žinai. Jo, tai o mūsų kartai ir tient, man atrodo, tas metų skaičius mažės. Tai žinai, pabandykit patys suskaičiuoti, jeigu ne nuoma, kiek jau kartų pirkot. Ne vieną ir ne 2. 3. Sau tai dar turbūt nėra to didelio kiekio. Aš artėjau ties tų 7, po nuomos jau dabar artėjau ties 7 metų to periodo. Jo, bet mes dabar keisim būstą, tai bus 10 metų tas keitimas. Tai turbūt artėjom link to europinio standarto, ten 70 metų. Ir žinai, ir visi 70 metų ir atsiranda tas ant tų pradinių tų visoko remonto, kaip sakyti, išlaidų. Ir remonto, ir pridėtinių, tarkim, ten visokie, ir notarai, ir brokerio mokesčiai. Pereikim prie to minusų pirkimui. Yra, kaip sakyti, tų minusų, tai jau ką pradėjai sakyti, tai ten notarai, draudimas, banko, ten administraciniai mokesčiai. Ačiū Dievui, ką reikia paminėti, tas man Lietuvoje, žinai, gero tono ženklas, žinai, yra paburbulio, žinai, notaro, kad, žinai, kad ten, čia daug ima pinigų. Už nieką. Už vieną parašiuką. Už vieną parašiuką, bet, žinai, kai ten kokio Ispanijoje be mostelį, žinai, ten vienu įpūdį. 3% notaras pasiema. Realiai tas tie visi ten juridiniai, tipo legal fees, visi tie juridiniai mokesčiai, panašiai apie 10% sumos, jeigu tu ten 250 tūkstančių pirkti. Valstybė dar šiek tiek nusiema gabalėlį. Viskas gaunasi apie 10%. Pas mus labai mažai šitą vietą. Taip. Tai jau pas mus yra 0,45%, žinai, ir 0,38 plus PVM. Jo, tai čia iš tikrųjų juokingas tas notarinis mokestis palyginus. Jo, bet dar papildomų tokių išlaidų, ko dažnai neįvertina, tarkim, lygindami nuomą ir pirkimą, kad bus tos periodinės atnaujinimo. Vis tiek ten prie būsto, tai čia kažkas sugedo, tai čia reikia vamzdį pakeisti, tai čia, nežinau. Ir kalbėjom. Jo, truputėlį padažyti ir panašiai, tai irgi aš radau tokią statistiką, kad reikėtų skaičiuoti apie 1% į metus nuo turto kainos, būtent tokiam atnaujinimui. Tai jeigu, tarkim, turtas 100 000, tai į metus skaičiuokit vidutiniškai apie 100,000 eurų tam atnaujinimui. Ačiū, čia nenori, žinai, ar skaičiuosi, ar neskaičiuosi. Vis tiek reikia. Vis tiek žiūrėk, tai ten, ypač kokiam name gyvenant, tai tas nulūžo. Jo, name turbūt dar daugiau. O nuomojant savo, nieko nereikia mokėti. Tik tai zadanės duodi. Lemputę galiu pats pasikeisti, gal jau neskambinsiu nuomotojui. Jo, jeigu jau sugedo indaplovę, tai skambinsi labą dieną, sugedo indaplovę. Prašom pakeisti. Taip. Jo, aišku, minusas didelis to pirkimo ir pliusas šitoj nuomai, kad didelis įėjimo, kaip sakytas, mokestis, didelis startinis barjeras. Kurį turi būtinai turėti. Nėra kitų variantų, tu būtinai turi turėti. Kitas momentas, be šito yra, kad turi turėti ne tik tais tą startinį mokestį, bet ir gerą kreditingumo istoriją. Ir geras pajamas tu. Ignas nori pasakyti, kad tiesiog darbą turi turėti.
Stabilų. Arba kokią nors veiklą. Ne mėnesį laiko dirbti. O žinai, kas yra iš pliusų nuomai arba iš minusų perkant, kad pasirinkimą nuomai tu turi gerokai didesnį, nes dažniausiai tave finansai labai riboja, ką tu gali nusipirkti. Jeigu tau reikia 3 kambarių buto, tai turbūt labai apsiribosi rajonus, kur gali, nes neturi tiek finansų. O nuomos ta paklaida vis tiek nėra labai didelė. Ar ten 700, ar 8, ar 900, tai tame rėžėje tu tikrai daug didesnę pasiūlą turi. Pagal tos dienos savo poreikį labai gali pritaikyti nuomą. Nu taip, iš tikrųjų, tas, kaip ir mobilumas atsiranda, tai, ko tau reikia tai dienai, tu tą ir nuomojasi. Šiaip įdomu dėlį dar, kalbant apie nuomą, pas mus ir svetur, jie kiekvienais metais ateina iš statistikos departamento, ten jie atstovė su Eurostato darbuotoju ir būna klausia apie kasmetinės ten nuomos kainas, tai apskaitai ten nuomos tendencijas ir panašiai, ir paskui pateikia duomenis. Matom, kad, pavyzdžiui, vakarų Europoje, ten Vokietija, Austrija, Olandija, Prancūzija, tai yra šalis, kuriuose yra daugiausiai, nuomotojų lyginant su nuosavo būsto savininkais. Ir faktiškai tai yra visos tos turtingiausios vakarų Europos šalis. Bet galim ir pagvildenti šitą temą, tai negi jie ten jau yra kažkokie nesumano žmonės. Man visą laiką šitas, žinai, kodėl ta dalis atrodo, ką jie ten žino, žinai, ko mes nežinom. Žinai. Bet šitas ir susideda kartais į... Vienas dalykas yra, pas mus, žinai, truputėlį ir statuso klausimas, žinai, ką mes šnekėjom, kad, ten nėra to. Ten turi, neturi, žinai, pas mus, jeigu žiūri, žinai, kad ten, kokie, žinai, tau ten 35 metai, tu dar neturi? Hubukas, žinai, vos ne... toks tas socialinis spaudimas. Ten to nėra, ten nėra, kad toks statuso klausimas, žinai, aš turiu ten butą. Ir juridiniai mokesčiai yra didesni, dažnu atveju ir nekilnojamo turto mokesčiai yra didesni, plus tas istorinis kontekstas susiklostęs, kad nebuvo taip, kad kaip pas mus po 90-ųjų tiesiog tie sovietiniai butai prihvatizuoti buvo ir visi gavo po butą. Netolimoje praeitį mes gyvenam tam socializme, kur valstybė duodavo tiesiog tau būstą, tau nereikėdavo nuomotis. Nuomotis bendrabutį gaudavai, žinai. Bet realiai tas savininkiškumas iš to ir išsiugdė, o tos... Bet palauk, pažiūrėsim. Ir kai pas mus bus po metų kokį 20, dabar jau visi šneka, kad įperkamumas labai prastėja, kad Vilniui nusipirkti, pavyzdžiui, Vilniui, jeigu šnekant apie sostinę, bus labai sunku būstą. Tai tikėtina, kad dar nusikels. Bet tai nėra taip sunku, sakykime, kaip kai kuriuose vakarų Europos miestuose, kur įperkamumas yra gerokai, tarkim, mažesnis. Ir dar vienas tas niuansas, tai yra tiesiog valstybė yra sustačiusi vėlgi tam tikras taisyklės vakarų Europos šalyse, kur yra vėlgi griežtos ten taisyklės, tarkim, kas liečia nuomininkų iškraustimą, sąlygų keitimą ir panašiai. Tai nėra nuomotojas ten valdovas, kaip sakyti. Ar tai gerai, ar blogai, aš nenoriu ten apsimti vertinti, bet tiesiog taip yra. Ar tu turi omeny, kad teisinė bazė labiau palankesnė nuomininkui? Tai vienareikšmiškai. Jo, tai jis yra tokia, sakykime, silpnesnė šalis, kurią valstybė apsaugo, ir smarkiai apsaugo. Ir netgi, pavyzdžiui, paėmus ten, tarkim, Jungtinės Amerikos valstijas, pavyzdžiui, ten koks, nežinau, New Yorkas, ar ne, kur tikrai labai brangus, tarkim, nekilnojamas turtas. Tai, pavyzdžiui, net yra tokios specialios, tarkim, nuomos, kur, pavyzdžiui, nežinau, žmonės uždirbantis... Valstybės dotuojamos kažkokios, ne? Jo, tarsime, tu, pavyzdžiui, perki butą, kuris yra išnuomotas ir ta nuoma, jinai sąlyginai yra labai maža lyginant su turto verte, bet tu turi išlaukti tam tikrą laikotarpį, kol tas žmogus išgyvens, kol galėsi kažką parduoti ir panašiai. Tai... Čia ir tas San Francisco fenomenas, kai čia visi tie silicio slėniai pradėjo kurtis, nežmoniškai pradėjo kilti nuomos kaina tų atvykusių specialistų darbuotojų. Ir tie miesto, kaip sakyti, darbuotojai, kurie aptarnauja, kurie neuždirba galbūt tiek, kiek ten silicio slėnio,
jie nebegali Turi. mieste išgyventi. Jie turi O vis tiek keltis. reikia O ir reikia- mokytojų, ir taip. valytojų, ir gaisrininkų, ir statybininkų, policininkų. jo. Taip. Bet žinai, čia ir kartais ir ekonomistai ir apie ten, nežinau, tą patį Vilnių Kauną šneka, kad, neturi tapti, kaip sakyti, tiesiog toks, žinai, turtingas burbulas, asme, kad turi būti ir to tikrai įperkamo, tasme, turto ir žmonėm, kurie gauna ten mažesnės, tasme, pajamas. Ja, bet kol kas Lietuvoje bent jau rinka sureguliuoja ten paklausa ir pasiūla savo tą kainų lygį, bet ten, matai, jau reikia valstybės intervencijos. Tai va, už tai ten tas, žinai, išsiplėtojęs pakankamai smarkiai, ten tas socialinis, toks, sakau, socialinis būsas ir socialiniai aspektai, tasme, kur natūraliai tų nuomininkų kaip ir, žinai, kaip ir gerokai didesnis nuošimtis, žinai, tai tu įsivaizduok, kur nors gyveni, nežinau, ten Manhetene ar ten Müncheno, žinai, centre ir moki ten juokingą nuomą, žinai, tai ir moki ir gyveni. Bet ar man vis tiek nesusiveda, jeigu tas turtas labai brangus, o nuoma juokinga, tai ar tikrai taip gali būti, vis tiek kažkaip neleidžia kelti. Tos dvi nebent reguliuojama. Taip, bet ne visuose taip miestuose. Ne visuose. Tuos, kurie yra labai brangus. Ir ta nuoma, jinai labai po mažai, tasme, kyla. Tasme, tam savininkui, matematiškai labai neapsimoka, bet jie dažnai turi, čia vėlgi, čia gal kitos laidos tema, bet tokie būstai, jie turi ten didelį investicinį potencialą. Tai investicinį gal kaip tik iš grąžos jo nėra to investicinio, bet čia galbūt išpirkimo jie turi, kaip sakyti, iš to gali išlošti, jeigu paskui sugebėsi kaip nors tą nuomininką iškrausti. Okay. Tai va, nes tie turtai, kaip sakyti, jie dažniausiai yra pigesni. Tai va, gali aukso grinuolį rasti. Ok, tai truputėlį nukrypom į vakarus, į užsienį, grįžtam į Lietuvą, tai jeigu taip dar trumpai rezumuojant, ko reikia tada tam pirkėjui, gyventojui, kaip nevadinkim pirkėjui, kad jis įsigytų tą būstą. Tai va, jau kalbėjom, kad pradinio įnašo, stabilių pajamų, stabilios pajamos, tai turbūt irgi turėtų būti ten minimaliai, turbūt, jeigu darbo santykiai 6 mėnesių, jeigu individualiai veikla 2 metai. Kas va irgi šitoje vietoje kartais turbūt žmonėm kiša koją, kad arba keičiasi tie darbai, atsiranda kažkokie tarpsniai tarp vienos darbovietės ir kitos ir bankams tai nepatinka ir irgi žmonės gal tada labiau linkę nuomotis. O nuomai priešingai, tu faktiškai turi 1 arba 2 mėnesių depozitui pinigų. Ir pas mus dar nėra tradicijos klausti, ar tu turi darbą, koks tavo atlygis, nes daug kur užsienio šalys ir turi ir savo darbo kontraktus parodyti. Tai faktiškai turi 2 mėnesių ir gali įvaiti iš mamos ir nuomoti savo ramiai. Kaip pas mamą atsibodo. Užsienį, žinai, ten prapurto nuoma, taip kaip pas mus ne visada, žinai, paskolai man prapurto. Bet o kaip jūs, tarkim, apie depozitą truputį užsiminiai, galim paliesti tą temą. Dabar vis tiek jau rinkoje standartas 2 mėnesių depozitas, ar ne? Jūs nesakyk. Ir vieno dar yra daug, manau. Taip. Ir kuo didesnė konkurencija, tuo lengviau yra rasti tą su 1 mėnesiu. Bet čia vėl jo toksai palengvinimas įėjimo, tas barjeras dar jisai lengvesnis. Taip, dėl to, kad pasiūla didžiulė. Bet manau, kad va čia esminis irgi momentas ar 1 ar 2 mėnesių, tas meto depozito, 2 mėnesiai gerokai labiau padaro nuomininkas sėslesnį negu 1 mėnesį. Ir sėslesnį, ir galbūt tu patikrini jo labiau tą finansinį stabilumą, nes jeigu tu neturi sukaupęs ten 3 mėnesių sumokim su pirmą įmoką, tai klausimas, kaip tada seksis ten mokėti tas tolimesnės nuomas, o kitas, va, aš kaip visada aiškinu irgi nuomininkam, tai kodėl 2 mėnesių, žinai? Dėl to, kad jeigu jūs ten sugalvosit išeiti metų bėgyje ir neišbūsit sutarto termino, tai vienas depozitas sudega kaip tos netesybos, o kitas depozitas yra kažkokiem tai išskaičiuoti nesumokėjimam už komunalinius, valymo išlaidos. Jo valymams ar kažkokiem ten sulaužimam apgadinimams. Nes pas mus Lietuvoje dar nėra tos tradicijos, kad išsikeldamas ten turi padaryti remontą, perdažyti sienas, kaip pavyzdžiui Vokietijoje, tai yra viskas labai labai aišku. Išsikeldamas tu privalėsi tai padaryti. Tai už tai atrodo ir tas 2 mėnesių depozitas yra visiškai logiškas. Ir tu po to gaudyk, kaip sakyt, tą, nes nežinau, gal ten yra kažkokie
kiti instrumentai, kuriais tu galėtum apsisaugoti, bet Lietuvoje tai, nežinau, gali ten ieškoti kažkokį pareiškimą, rašyti po to ar teisinės. Bet dažniausiai, lietuviai taip, tai kur aš čia, ką čia vargsim, tai ten velniai. Jo, tai tas truputėlį yra skirtumas tarp šitų 1 ir 2 mėnesio, bet nežinau, kitur užsienį tai taiko ten dar didesnius įėjimo mokesčius nuomininkams. Ir patikras ir įėjimo mokesčius. 5-6 mėnesių, tai... Nes vis tiek žmonės nori, Arba jeigu dar liečiant užsieniečius nuomininkus, kurie atvykę į Lietuvą, tai nežinau, Paulius pasakoja, kažkada turėjo istoriją ar kažkas kitas kolega, kur iš Baltarusai ar ukrainiečiai ten gyveno, ten atsirado kažkoks įsiskolinimas, ir tiesiog rado po to savininkai raktus ten padėtus po kilimėliu ar pašto dėžutį. Mes pašto dėžutį radom. Tai tu neturi nei ten to depozito, nei atsiradęs įsiskolinimas, dar nesumokėti komunalinį. Mes tai lietuvių radom pašto dėžutį. Kaip? Lietuviai, ne? Bet irgi ką, darbo neteko, čia pagyveno, mokesčių nesusimokėjo. Išeinu. Ja, bet aš atėjau tą istoriją daug vėliau, jau kai norėjo žmonės parduoti butą ir pradėjom šnekėtis, ten gyvena nuomininkai, tai skambino nekėlė, atėjom pasižiūrėti. Pašto dėžutė yra. Tai man pačiam yra labai panaši istorija buvo, kur ten norėjo nutraukti anksčiau sutartį, paklausė, ar tai gražinsit ten turbūt depozitą? Negražinsiu. Tai tiesiog, kad gražinsit. Tai, ten tyla, ir paskui žiūri, tas mes su visais raktais ir išėjo. Su televizorium papažaisti? Ne viskas tvarkingai, bet tiesiog ir išėjo, ir ten teko pinas keisti. Ok, tai mes čia daug pakalbėjom apie visokius emocinius dalykus, apie finansinius dalykus, skaičiavom, lyginom su vakarais ir panašiai, bet paskaičiuokime mūsų lietuvėliai su realiu kažkokiu tai pavyzdžiu. Tai nežinau, mes paėmėm du tokius pavyzdžius. Vieną tokį labai prieinamos kainos, kaip pavadinkim, butą. Nagrinėjom konkrečiai įvesties duomenis, pasakysim, 150. Prieinamos, ne kainos? Ne ten, kur prieini ir nueini. Ne mano. Jo, čia kaip kam. Bet paėmiau tokį butą, kurį aš realiai dabar mes esam nesenai paleidę į nuomai, bet maždaug orientacinė, nuomos kaina jo yra 600 eurų. Tai paėmėm tokį realų variantą buto, kuris šiuo metu yra tiesiog nuomojamas. Žinom aiškiai, kad jo nuomos kaina yra 600, nes jau panašu, kad nuomininkai ir yra. Tai yra Pilaitė, 42 beveik kvadratiniai metrai ir 2 kambariai. Vieno miegamo, kitaip sakant. Vieno miegamo, jo. Tai jisai, ne pirmos jaunystės, bet tai yra naujos statybos namas. Cituso statybos, jeigu neklystu, Karaliaučiaus terasos. Aš ten pardaviau ką tik. Jo, čia ta, kur aukcioną darai. Tai jo reali rinkos kaina, jeigu pirkti tokį butą, tai turbūt būtų apie 150 000 eurų. Tai tokiam būstui įsigyti reikėtų 15% pradinio įnašo, jeigu su sąlyga, kad tai jūsų pirmas būstas, tai yra 22 500 eurų. Paskola, atitinkamai skirtumas yra tarp kainos ir pradinio įnašo. Skaičiavom, kad terminas, kuriam imtumėm, būtų maksimalus, kaip ir jaunam žmogui, 30 metų. Palūkanas paėmėm šiandieninės, tai grubiai vidurkis banko maržos yra 1,5% ir Euriboras 2,15, toks tai dienai skaičiavimas. Ir įvertinom, aišku, kad jau čia heiteriai nesakytų, kad čia neįvertinu to, tai pasistengėme vertinti tos visus kaštus, tai yra draudimas, 150 eurų per metus. Atnaujinimas, kaip ir kalbėjom, 1% nuo turto vertės, notariniai, banko ir kiti mokesčiai, grubiai 1000 eurų, kaip mes dažnai irgi mėgstam tą skaičių. Ir skaičiavom, kad tokį turtą laikysim 10 metų, gyvensim jame. Tai paskolos įmoka, beje, per Swedbank skaičiuoklę iš karto susimečiau, gaunas praktiškai tik 2 eurų skirtumas nuo nuomos, tai paskola 598, o nuoma 600. Tai tas pats, galim sakyti. Tai realiai lygiai. Ir tada mes skaičiavom prie tokių 3 scenarijų, tai vieno turbūt realiausio, kaip ir istoriškai rodo, kad to kainų augimas per metus vidurkis būtų apie 5%.
Bet reiktų įvertinti, kad ne tik tai turto kaina auga, bet ir nuomos kaina auga Taip. atitinkamai 5%. Nu tai va, to pirmojo scenarijų, tarkim, jeigu turtą pardavus po 10 metų, grubiai jo vertė bus 244 tūkstančiai pagal skaičiuoklę. Likusi paskolos suma bus, nes jau dalį išmokėjęs būsi, bet likutis bus 99 tūkstančiai, tai tu grubiai turėsi 145 tūkstančius eurų savo lėšų. Aišku, tuo laikotarpiu tu patyrė irgi tam tikrų išlaidų, tai vat ką ir kalbėjom, ten visi draudimai, notarai ir panašiai, banko palūkanos, priežiūra, tai tu turėjai išlaidų apie 110 tūkstančių eurų. Tai atėmus šitus du skaičius tarp tavo turto likusio ir sumokėtų išlaidų, gaunasi, kad tu per tą laikotarpį, uždirbai, kaip taip tariant, 35 tūkstančius eurų. Tau kišeniai liko. Tu pragyvenai, pavadinkim, nemokamai, ir liko 35 tūkstančiai. Tuo atveju nuomos scenarijum, tai turėjai tiesiog tik tais kylančias 5% nuomos kainas ir turėjai išlaidų per 10 metų apie 90 tūkstančių eurų. Nieko neremontavai, nieko nedarai. Ir kaip atėjai, taip ir išėjai. Taip. Tai galutinis rezultatas gaunasi 35 tūkstančiai pliuso prieš 90 tūkstančių minuso, kaip pavadinkim taip. Ar ne? Kardinalus skirtumas, ne? Bet kiti sakys dabar, kad galim investuoti tuos, tarkim, pradinį įnašą, tuos 10 metų ir ten užaugs man, nežinau, 500 000. Dedi į S&P 500, kilimas yra 10%. Nereklamuok, nieko negali reklamuoti. Ne. O ką aš galiu reklamuoti, čia nepatarimai. Aš pas nemoku investuoti. Tai va, tai irgi įvertinom tą, įdėjom į skaičiuoklę, kad jeigu mes turim kažkokį finansinį instrumentą, padedam 10 metų su 10% metinių palūkanų. Čia visai neblogai. Čia gerai. Čia gerai. Tai iš tų 22 500 po 10 metų mes turėsim 58 tūkstančius eurų. Tai dabar iš nuomos kainos 90 tūkstančių atimam 58 tūkstančius. Kiek mes gaunam? 32. Minusą vis tiek. Minusą. O ten turėjom 35 pliusą. Taip. Nu, tai vėlgi gaunasi skirtumas 50 tūkstančių. Jo, čia turbūt investuotojai, žinai, čia gali mus bandyti taršyti gabalus. Tasme, kad sakyti, kad tarkim, jeigu ten dar ilgiau laikai, ten dar įsijungia, dar smarkiau sudėtinės palūkanos ir visa kita. Dar daugiau sumokė. Jo, bet 10 metų, tai yra, sakau, toks, mes nešnekam, žinai, gali laikyti ir 100 metų tose fonduose, žinai, iki grabo lentos, bet mes čia būtent ir šnekam apie tokį pakankamai normalų, nespekuliacinį skaičius, metų dviejų, ne metų dviejų, 10 metų, tai yra daug laiko, periodą. Tu pabandyk šitam butelį 42 kvadratų išgyventi 25 metus. Jo, su 3 vaikais. Kad tau į pliusą atsipirkti. Turbūt, kad keisi. Tai va. Ir. Ok, o kitas scenarijus mūsų? Ok, kitą scenarijų turim, jeigu, sakykime, konservatyviau žiūrėkime rinką, čia gali sakyti, biški ne tik, kad kyla, bet biški kyla, biški krenta, bet irgi biški kyla, bet visumoje kyla. Aš taip sakyčiau, kad 5% čia nėra labai drąsiai, čia tas rinkos kilimas, sakyčiau, realus. Bet pamatuokim su 2%. Nusaikesniu truputėlį. Jo, tai gal tada to viso skaičiavimo mes ten taip detaliai nesakysim. Kas gaunas? Galutinį rezultatą. Jo, tai pirkimo kaštais tu turi 26 tūkstančius eurų minuso, kaip sakyti, irgi tu sumokėjai ten palūkanas ir panašiai. Nuomos atveju tu turi 78 tūkstančius minuso. Tai yra už nuomą sumokėsi per tuos 10 metų, su sąlyga, kad truputį mažiau kils ta nuoma, 78 tūkstančius. Tai vis tiek, jeigu, tarkim, niekur neinvestuoji, tu gaunasi 52 tūkstančiais eurų esi pliusą. Tik iš nuomos gaunasi vien minusas, Lukas. Tai kol kas taip. Bet jeigu, kaip mes kalbėjom, tu investuoji tuos į 10% finansinius instrumentus metinių ir uždirbi 58, tai gaunasi kaip ir tu esi praktiškai jau... Palauk, dar suskaičiuok mokesčius. 10 metų, dabar 5 metus išlaikęs būstą, tau nereiks mokėti. O nuo finansinio vis tiek teks susimokėti. Bet, o jeigu tau jaunas mūsų laidos žiūrovas pasakytų, kad nededi kažkokius ten varganus fondus, o, pavyzdžiui, dedi į bitcoiną.
Ir Tai aš jam pasakysiu, kad tada- nieko nežinau apie tai. 40% Ir tada į aš metus. išskendi, didimūn. Tada 5 būtus gali nusipirkti. Virtualius. Ir dar Lambo. Ir dar Kaip Lambo. Visi investuotojai į kriptą. Nuo 2019, jeigu būtum investavęs, visai kas Ne, kita. čia jau aš nepatarėjau šitą vietą. Ne, jeigu rimtai šnekant, žinai, didelė graža visada susijusi su didelė rizika. Tai, žinai, gali ne to paskui... Jo, tai Įdėtų grubiai va pinigų čia neatsiimti. gerą momentą Patricija irgi palėtė, kad dar reikės susimokėti nuo tų investuotų lėšų turbūt Pajamų minimum mokestį. pajamų mokestį, kuris jau šiai dienai yra 20% po reformos. Tai gaunasi grubiai, kad ten 2 procentų kilime mes esam labai apylygiai. Ten ties nuoma ar pirkti, bet čia reikia dar investuoti. Reikia žinot, kur investuoti, kad tas 10 procentų. Ir, ten jau galbūt to varianto, kad su 0 procentų, kad rinka nekyla, gal labai nenagrinėsim, bet taip, tada jau yra tas breaking point, kad jau nuoma jau tampa galbūt apsimokiau. Jeigu traktuojam, kad rinkoje kainos nekyla, kas turbūt, nežinau, 10 metų perspektyvą pasižiūrėjus yra. Yra istoriškai buvę tokių laikotarpių, kai apsimokėjo nuomotis, nes buvo labai nuomos kainos nukritę, bet šiaip turbūt vis tiek labiau apsimoka pirkti. Taip. Ja. Bet atmetus tos piniginius dalykus, aš žinau, pagalvoju, 10 metų per kiekvienas kalėdas tėvai tą drožė, tai kada tu sunau tą būdą pirksi? Jau ir vaikų turi. Kur tu ten investuoji? Kokius tu ten Jau fondus? viską turi, vaikų turi, mašinas pasikeitė, net garažą nusipirkai, tai kada tu būtą pirksi? Bet žinai, kada būna dar jiem antras stresas, kai tu nusipirki tą būtą, įsirengi, gražu ir po 3 metų sakai, mes parduodam būtą. Nu. Kaipgi čia? Taigi ką tik įsikūrė? Kas su juo negerai? Nes perkam geresnį, didesnį, kapitalas užauga. Tai va, ir dar, jeigu trumpai, kaip tas koreliuoja su turto verte, galbūt kiti galvos, tai jeigu brangesnis turtas, brangesnis įėjimo mokestis, tas pradinis įnašas, tai geriau tada yra nuomotis. Tai panagrinėjom variantą tokį kardinaliai brangesnį. Tai jeigu, tarkim, turto kaina 700 000. O, čia jau koks nors jau namas arba senamestinis butas. Jo, konkretaus varianto gal nežiūrėkim, bet, grubiai, senamestinis butas. Jo. Tokio turto įmoka pradinė, tas pradinis įnašas apie 100 000 eurų būtų, kas jau taip solidžiai. Aišku, tai turbūt nėra pirmas būstas, tu turėtų sukaupęs iš kito būsto. Iš kripto jau susikūpęs. Iš kriptoje. Yeah. Ir tokio būsto nuoma būtų, taip aš įvertinau, 1750 eurų, kad pritapatinti prie tos įmokos panašios. Bet mes dabar tik įmokas lyginam ne procentus, ne palūkanas, ne banko uždarbį, o lyginam ir tiek, kiek sumoki bankui, ne? Tai yra tavo paskolos dengimas plus palūkanas. Taip, visa bendra įmoka. Tai šitu atveju 10 metų tokį turtą nusipirkus, tie skaičiai, jeigu imant vėlgi tą 5 procentų rinkos kilimą, dar drastiškiau išsiskiria. Tai, kad su pirkimu tu esi pliuse ir vertinus vėlgi tą investavimą, tu esi pliuse apie 170 000 eurų po 10 metų, su nuoma esi pliuse 8 000 eurų. Tai grubiai 160 000 eurų skirtumas po 10 metų, ir jis yra kolosalus. Jo, didelis skirtumas. Jo, bet čia turbūt reikėtų, teisybės dėlį pasakyti, kad mes čia neadvokatavom nei čia vienai pusė, nei kitai, ar čia, čia asmeninis pasirinkimas, tasme, ko norisi, tasme. Ir ko reikia tuo metu tavo gyvenime būti. Taip. Jo, sakau, dabar, ir visai nesena istorija, jie išnuomavo prabangų didelį butą į senamiestyje ir tikrai, ten žmonės, kaip sakyt, matematiškai, atėjo su kalkuliatorium, nekalkuliavo, kiek jau čia dabar čia, tokį būtą perkant, kiek paaugtų tiesiog, žmonės ten Amerikoje gyveno, grįžo truputėlį į Lietuvą, Kaune, dabar jau ten persikėlė į Vilnių ir vaikai šalia eina į mokyklą, ir tiesiog reikia būto keliem metam. Šiuo metu mums patogu. Taip, dėl to mes pradžioje ir kalbėjome apie tos emocinius gyvenimiškus dalykus, kurie dažnai ir nulėmė tą veiksmą.
bet neturėjom palikti ir tos skaitmeninės išraiškos, kurios... Matematika rodo, kad verta pirkti, bet Taip. vis tiek reikia prisitaikyti prie to gyvenimo Klausyt tos laikotarpio. širdies reikia, Taip, ne tik reikia. proto. Taip, reikia pažiūrėti, kad Ir jeigu man aišku, šiandien patogu, tai šiandien pasinuomus. ir aišku, netmetamas variantas tai, kad galbūt negali nusipirkti kažkas tuo metu, nes ar nesukaupia pradinio įnašo, ar tokios sumos savo negali tuo metu leisti, bet tokio turto reikia. Tai irgi tada prisiemi tą riziką mokėti truputį daugiau, bet gyventi pagal poreikį. Nes man, vėlgi, vat, kai ruošiausi laidai, vat, irgi truputėlį paskaičiau ten apie tą vakarų Europos tą rinkos situaciją, kad truputėlį giliau ten, suprasti ir ten, pažiūrėjau, rašo, žinai, kad, tarkim, vat, ten nėra tas statuso simbolis, žinai, ir tarkim, ten kokių vokiečiai labiau linkia, tarkim, investuoti ten į akcijas visokias ir panašiai. Ir man vis tiek toks truputėlį nesusiveda galai, žinai, tai atrodo, tai tu gerai, tu vis tiek moki nuomą. Gerai, tu čia moki paskolos įmoką, bet tai tu moki paskolos įmoką, o tai kas tau draudžia, tasme, irgi investuoti, tasme, į ten akcijas ar ten obligacijas. Šiek tiek mažiau investuosi, bet... Jo, bet tasme, tu čia dar moki tą paskolos įmoką, kur tau darosi būtas pobiškai labiau tavo. Nes tai, jau tu supranti apie investicijas, apie grąžą ir taip toliau, tai atrodo, kaip tik, kai tu nusipirkęs, tu matai, kad tavo vertė kyla, tai tu jau čia irgi turi savotišką investiciją. Taip. Tai man taip, žinai, toks susumuojant truputėlį atrodo, kad sakau, jau kelintą kartą pasikartosiu, tiesiog taip, istoriškai susiklostę skirtingose šalyse, skirtingos tos praktikos, turto tas pasiskirstimas ir tiesiog yra taip, kaip yra, nes matematika, žinai, ten juodo ant balto matosi, žinai, tiesiog kaip. Dar žinai, kas dabar kilo mintis, mes čia lyginam vis tiek didmiesčius, o turbūt regionuose, kur nedideli miestukai, nusipirkti yra problematiška butus, nes tikrai žinau, kad labai mažose regionuose. Ten ir nuomot problematiška. Jo, nes... bet kai kur būna, kad už nuomą tikrai labai simboliškai moki. Tai ten, žinok, kartais problematiškiau yra išsinuomoti ir sako, reikia pirkti, nes nėra ką nuomotis. Turbūt kitas kraštas. Neegzistuoja nuomos rinka. Nebent ten, žinai, ten išvažiuoja, ten kokį emigruoja, ten į užsienį būtas tuščias lieka, nes neperka niekas ten investicijai. Tai vėlgi dabar ir Lietuvoje investuotojai po truputėlį atranda, kad, žinai, galima flipinti ten kažkur provincijoje ir pirkti investiciją. Buvo, mačiau, vieni fliperiai gyrėsi, kad iš nuomos, nežinau, ten 15% generuoja, ten ar 20%. Gerai, o dar paskutinę gal tokią diskusiją padarykim. Kokie rodikliai galėtų keisti šitą santykį? Mes dabar pasakėm, kad ten tas breaking point 2%, bet kurie galėtų rodikliai pakeisti, kad visgi galbūt nuomotis yra apsimokiau. Ką turi meni 2%? 2% turiu omeny, kad rinkos augimas, kuomet rinka auga 2%, tai maždaug jau ten susilygina. Bet tai keistis galėtų turbūt taip, jeigu tada rinka sustotų augti tos būsto kainas. Palūkanos turbūt taptų aukštesnės, tai tada turbūt bet kokios krizės laikotarpiu. Ir žinai, turbūt turėtų turto mažiau būti pasiūlos. Nes nors ir vystytojai verkšlena, žinai, kad ten... Pasiūlos įsigyti. Pasiūlos įsigyti, taip, kad vystytojai vis verkšlena, kad nespėja statyti ir patenkinti ten poreikį ir panašiai. Bet pasiūlos mažinimas tai kelia kainas. Tai vėlgi tu kelsi to turto kainą. Kainas kelia, bet asmenu ir nupirkti kažką sunkiau, tada alternatyva, bet tau gyventi kažkur reikia, tada turi eiti kažkur nuomotis. Tai va, tai man atrodo, mes čia, kalbant apie šitus skaičius, įdėsim irgi tam tikrus fragmentus tų skaičiavimų, kad maždaug matytumėt, gal visų detalių nedėsim, tai jeigu bus įdomu, galit mums parašyti, nežinau, ntabegrimo@gmail.com, atsiūsim detalų paskaičiavimą, gal kažkas labai norės įsigilinti. Ir aš dar dabar tokia mintis, žinai, taip šovė, žinai, apie tą dinamiką tarp pirkimų ir nuomos. Girdim kartais iš jaunų žmonių, kad vėlgi ne visada gal čia apsimoka pirkti, jau ten būstą, tarkim, nuomai apsimokau ten įdėti, ten į S&P kokį ir panašiai. Vėlgi, jeigu, tarkim, tokių žmonių, tų investuotojų, tarkim, mažės ir nuomos, kaip sakyt, pasiūla, mažės nuomos pasiūla, vadinasi, didės nuomos kainos. Nuomos kainos, taip.
Ir nebeskatins. Nu, toks jo, visą laiką yra tas stabdžių atsvarų sistema. Tai... Rinkos ekonomika. Tai va, tai ir ačiū aišku Jums už tai, kad žiūrit, už tai, kad sekat. Tai parašykit komentarą, kaip Jums patiko šitas epizodas. Kaip sekės iškentėtas matematinės, ten tas lygtis. Čia gal sukelsim kažkokią tai diskusiją, ten kiti sakys, čia blogai suskaičiavo, čia visgi geriau nuomotis ir panašiai. Neįtraukė to yra, nu. Ja, tai parašykit savo komentarą. Jeigu tiesiog patiko, uždėkit širdelę ar laiką ar panašiai, tai būsim už tai labai dėkingi. Jo, nes dabar renkam 20 000, 10 surinko, dabar jau 20. Dar tiek pat, tai kiek, nežinau, čia metų reiks kurti. Ilgokai. Pasensim. Tai ką, ačiū dar kartą už dėmesį. Žiūrėkit, mes kursim. Jo, ačiū Jums. Ačiū, kad žiūrit. Iki.